Membas stovėjo. Tam, kur šalia tai gerai, ten įmus susisus. Švai vaikščioti žmonės. Žūzam sakau, blėt, atvežkis senus variklius. Ten pas juos ten seną paimti dėžę, variklį. Aš taip pats dėžės remontuoju Marijampolėj. Na čia dėžės, ką užsiemu, ir tai pastovi, bet varikliai daugiau. Tai ten pastoviai tų dėžių prašau, ten T5, 1.9. Balėt, paprašai seną, ten jie pizdėts, ten atrodo auksų gabalas. O man niekuoja, aš su kraisiais daugiausiai užsiemu, tie 2.7, sakau, atvežkis man senų variklių, 3.5, 3.2. Tak sako, vybrasi. Tai jie, sakau, jie neduoda, jie, blėt, ne ten problema, tipo, didžiausia, kad paimt, o šiaip paima realiai ir išmeta. Sako, čia mėsa darbų, galima dirbti, kaip gali šlifuoti, daryti, kymičią. Nu, jie pas juos nesupranta. Nu, ten elementariai dėžiai sulūžęs dantratis. Viskas. Ne, tai aš sakau, tai duok man seną dėžę. Tai ne, sena jau pizdėts, jau ten neremontuojama. Meistras išardė, ten neremontuojama. Nu, tai sakau, atvežk, vis tiek būna atveža, nu, dantratis sulūžęs ir viskas. Daugiau, nu jo, viskas. Nu. Pizdė, kas ten, nu ten biški, žinai, lygis dar jiem ten, žinai, iki išsivystimo ir toli. Senai, daug metų vežiau veksimas, mes važiuodom, žinai. Tai toks rusas, tai man pažįstamas, rusas, minimaliai, sako, Maskvė плавает миллион, reiškia, Maskva plaukia milijoną. Sūnų rūkų, hapnų, и пошел в дно, reiškia, iškišai ranką, pagavai ir eik į dugną, nes viską taip sako sudraskyti. Nu tai Maskva, tiek milijonų žmonių, žinai. Jis sako, Lietuva, kiek reikia uždėti, 100 litų turėti.